Sveiki, čia Lifelong Run serija kalbėjausi su Laura Rimkute. Laura yra psichologė, lektorė ir verslo konsultantė. Klausytojai iškart gali kilti klausimas, ką toks svečias veikia tinklalaidėje apie bėgimą. O atsakymas iš tikrųjų pakankamai paprastas. Laura yra tarp top 3 moterų surinkusių daugiausiai vertikalių metrų per 48 valandas Lietuvoje. Ji taip pat visai nesenai nubėgo savo pirmą plento maratoną, jau neskaitant ne vieną bekelės maratoną. Pokalbio metu diskutavome apie psichologijos profesijos ir specializacijos naudą bėgime, bei ką bėgimas duoda žmogui jo kasdieniniam gyvenime ir iššūkiuose. Tai, mano manymu, labai energingas ir įžvalgų kupinas pokalbis, tad iškart lekiam į jį ir nepamirškit like ir subscribe. Ačiū. Tai kaip tavo bėgimo istorija prasidėjo? Čia buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, ar, taip sakant, komplikuoti santykiai pradžiai buvo, kur ta meilė atsirado? Čia tokia, sakyčiau, vėlyva gyvenimo meilė, nes tikrai nemeluosiu. Man buvo 42 metai, kai aš pradėjau bėgiot. Visi klausė prieš tai, tu turbūt kažką kitą sportavai. Tai tas kita, tai aš lankiau jogą ir aš net nežinau, ar čia sportu reikėtų laikyti ar ne. Nes, šiaip lyginant su tuo, kaip aš dabar sportuoju, tai man joga dabar jau nebeatrodo sportas, čia labiau atrodo tempimo pratimai. Nors tuo metu jogos filosofija visa man irgi buvo, kad aš čia mokausi išbūti nepatogiose asanuose, tai kaip ir grūdinu save buvimui nepatogume kasdienybėje. Tik tai, ką atnešė išbūti nepatogume bėgant, biški į kitą lygį jaučiuosi pakilusi šitoj gyvenimo mokyklai. Aha, šiek tiek nepatogiau yra bėgant negu jogoje. Taip, šiek tiek, taip sakykim. Tai kaip atsirado bėgimas? Man turbūt vieno atsakymo nėra, kaip tokio, aš taip apie tai galvoju, kad sukrito įvairių gyvenimo veiksnių. Vienas iš jų buvo tikrai, aš nemeluosiu, aš pasijaučiau gyvenime maždaug jau virš 40, kad aš senstu. Ir, man kažkaip buvo per sunku priimti arba pasisakyti savo, kad that's it, jau dabar čia viskas važiuos tik tai žemyn. Tai vienas tas, kad bėgimas, aš supratau, skaičiuosi tyrimų ir viso ko, kad jis gali padėti nepasiduoti senatvei, taip tiesiai šviesiai sakant. Kitas dalykas, mano gyvenime tuo metu vyko visokie vertybiniai pokyčiai, kai darbas iš pirmos svarbiausios vertybės buvo išstumtas ir sveikata atkeliavo į vertybių prioriteto viršų. Ir tas rūpinimasis sveikata, jis apėmė daug pokyčių. Aš pradėjau žiūrėti mitybą visiškai kitaip, pradėjau daug dalykų daryti ir vėl prie sveikatos sportas natūraliai atėjo. Ir trečias komponentas gal buvo tai, kad man trūko iššūkių. Tikrai, aš tam pačiam darbe, aš jaučiausi, kad aš viską pasiekiau, aš labai komfortiškai ir patogiai jaučiuosi visame, ką aš darau, man viskas sekasi lengvai ir gerai. Ir aš tikrai vaikščiau kokį pusmetį coachingą, ieškojau idėjų, ką aš galėčiau dar vystyti, ką savo gyvenime daryti, kur man būtų tas sunkumas, kur aš galėčiau jaustis, kad įveikiau kažkokį tai challenge. Ir tada bėgimas dar kartą, trečią kartą užpildė šitą poreikį ir susijungus gal tam visam. Aš prisiklausiau daugybę podcastų, labai kažkaip tai tam morališkai kurį laiką ruošiausi, dar nebėgiojau, jau žiūrėjau visokius podcastus ir kaip čia pradėti ir ką čia daryti. Ir aš išgirdau Love Streams Running, man atrodo, podcastą apie tai, kad pasitreniruok, prabėk 5 kilometrus per 30 minučių ir tada jau galėsi ateiti, ieškotis trenerio ar kažką galima jau bus padaryti. Ir man tai buvo toks startinis savo setas, kad aš čia aplinkui rajone biškį pajudėsiu ir kai jau man pavyks tą
5 kilometrus per 30 minučių pradėti, tai aš nusipirksiu bėgimo batus ir susirasiu trenerį. Geras. Labai toks susistemintas approachas dar pasiskaityti, pasidomėti prieš tai. Bet tarkim, bėgimą kaip sporto šaką ieškojai ir investigavai lyginant ir su kitom, ar ne? Kokią naudą duoda? Tokia, kaip pasakyti, literaliai būtinė praktinė pusė, žiūrėjai bėgimo. Ką jis man duos? Aš taip galvoju, kad man turėjo didelį įtaką toks atsitiktinis sakinys, kurį aš išgirdau. Aš dariausi tokį, čia vėl su sveikata susiję, dariausi visokius tyrimus ir dariausi telomerų tyrimą, kur matuoja telomerų ilgi susijęs su longevity ir senėjimu. Ir per tų rezultatų pristatymą, tenai tas mokslininkas man pristatinėjantis bendrai apskritai, kas yra pasauliniam kontekste tyrinėta, man jisai pasakoja ir jisai sako, va, ultrabėgikai turi labai gerą telomerų ilgį, va, jie išskirtinai patenka kūnas į tokį stresą, kad jau matyt nežino, ką daryti ir va, tada aktyvuojasi visi vidiniai resursai ir va jie. Galvoju, gerai. Čia tai, ko reikia. Tai vadinasi, aš būsiu ultra. Ok, tai iškart nuo pat pradžio buvo tokia tolimesnė vizija ultra. Gal ne iš karto, aš turėjau pirminį tikslą, kaip ir visi turbūt mirtingieji, tai prabėgti maratoną buvo toksai, kai tu apsidirai, ko čia norėti arba ko čia siekti, aš įsikėliau savo, tai man buvo kem 2 ir aš galvojau, tuok dievė iki 50, nes aš taip pamokinta jau savo darbo, kaip čia kelti tikslus, žinau, kad reikia uždėti terminą, iki kada aš tai padarysiu, tai galvoju, iki to, kai man bus 50, aš noriu tą maratoną prabėgti. Ir toks buvo mano pirmas jo savo keliamas tikslas. Ok. Dar prieinant ir prie pirmojo plento maratono, dar noriu paklausti, pirmieji tie bėgimai, ar iš tavo pusės tai buvo daugiau, aš turiu tikslą ir aš jo siekiu, toks kartais būdavo, angliškai sako, go through the motion. Sninga, lyja, nelabai noriu, bet you will never feel like it, tu vis tiek tą padarysi. Ar ta motyvacija pradinė iš tikrųjų nešia ilgą laiką į priekį? Kas ta varomoji jėga buvo pradžia? Aš turiu tikslą ir aš padarysiu savo pažadėjau, ar visgi ir motyvavai save ir buvo motivacija galų gale tokia, o čia kaip faina, viskas nauja, ar viskas gražu buvo? Aš sakyčiau, kad aš neatsimenu kažkokios didelės labai motivacijos krizės, kad jinai tokia būtų buvusi. Man bėgimas iš esmės buvo patinkanti bendrai veikla. Aš pamenu tokį jausmą, kaip paveiksliukas man įstrigęs, mes su šeima važiuojam savaitgalį ir aš sėdžiu automobilyje ir aš žiūriu pro langą ir matau bėga bėgikas. Ir aš tam automobilį galvoju, kaip aš pavyzdžiu. Ir aš tą pavydą jausmą, aš dar nebėgiojau, aš jį turėjau, jis toksai pas mane kažkur buvo giluminis. Aš išbėgdavau kartais su šuniu, bet tas suprasti reikėtų, tas išbėgdavau tai iki 3 kilometrų ir toks, nelabai dabartinė nevadinčiau tą bėgimu, bet aš kažkaip tai, tą fainą turėjau jausmą. Ir man buvo pradžioj didžiulis transformacinis savęs suvokimo pokytis. Tikrai nemeluosiu, įkvėpimo šaltiniu man buvo Sorokinas. Aš jau kai pradėjau mąstyti, kad man reikia pradėti bėgioti, aš atsimenu vėlgi tą momentą, kai man sesė sako, žinok, per TV3 ten tokį filmą rodė apie tokį bėgiką Lietuvos rekordininką. Ir man, aš neturiu namie televizijos, aš puoliau ieškoti to filmo ir matau tik tai per TV3. Ką daryti? Aš atsimenu, perku mėnesio abonementą tos televizijos, išsiperku, kad tik galėčiau tą vieną filmą pasižiūrėti. Ir aš sėdėjau, kartojau netgi jį kelis kartus. Tikrai man jie fainai, kad jie tą filmą padarė, nes ta istorija ir gal man ta žinutė, aišku, kur man pavyko susitapatinti su juo, kur man buvo svarbu tai, kad jisai buvo su viršsvoriu, nesportuojantis, ten rūkantis, nesveikai bevalgantis, atsistojo, nuėjo ir padarė transformaciją tokią. Tai, kad jam buvo įmanoma, mano čia tokia nuolatinis mąstymo modelis, kuris ir dabar mane lydi, man reikia pamatyti, kad kažkas padarė ir tada aš patikėjau, kad ir aš galiu. Ir tada man jau nebeatrodo, kad kem 2 metai yra per vėlų pradėti. Galvoju, tai jam okei, tai vadinasi, aš čia biškį vyresnė, bet vis dar okei, aš galiu dabar atsistoti irgi nuo sofos ir pradėti tą daryti.
nebuvo tokio, kad labai aš kentėčiau gal ir prisiklausiau irgi, kad reikia žemų pulsų bėgioti. Tai ten nėra labai didelės tokios kančios, man šunį ar šiaip ar taip reikėdavo vedžioti, tai aš tiesiog įjungiau į tą savo. Supratau. Jo. Tai minėjai pirmą maratoną. Stravoj pažiūrėjau, pirmas plento maratonas, norėsiu pabrėžti šitą žodį. Bėgai prieš 5 dienas grubiai. Jau Ar ne? Savaitę. Dar seniau, dar savaitę plius. Tai jo, 8 dienas praėjo, 14 berods. Taip. Kaip tavo patirtis pirmo maratono, kai tu jį planavai daryti ir iš tikrųjų jis įvyko? Skiriasi svajonės nuo realybės? Kokia tavo patirtis buvo? Aš tai gal sakyčiau, prieš maratoną žinojau, kad aš jį tikrai prabėgsiu. Aha. Tik tai galvojau, kad prabėgsiu greičiau. Nes aš tai pradėjau nuo kito galo, negu paprastai pradeda žmonės. Aš pradėjau, kadangi atsidūriau Bekelės bėgimo bendruomeniai, tai mano maratonai ir prasidėjo nuo Bekelės maratonų. Tai aš žinojau, kad aš šitą distanciją jau kaip ir pajėgi padaryti, tas jau man buvo aišku pernai metais ir kalnų maratonai užsienį jau man sakė taip, bet aš jau taip galvojau, kad bus lengviau, nes čia plentas, tai kaip ir nebelieka iššūkių, bet iššūkių buvo iš tikrųjų, ypač man gal nepratusiai tiek daug bėgti plentu. Tai kas buvo tie iššūkiai? Aš dabar pabandysiu dar ir asiuminti vienas iš dalykų, pavyzdžiui, kur aš atsimušiau tą pačią sieną, nes aš irgi pirmą maratoną nubėgau jau nubėgęs gal 60 km trailų. Tai tas monotoniškas judesys. Kalne, tai palėpi biškį, nusileidė kažkur, painė, apeinė, o čia tokia judesio monotonija atsiranda pakankamai sudėtinga. Buvo vienas iš pagrindinių. Monotonija gal buvo priežastis to, kada ką aš pradėjau jausti, kad man skauda užpakalį. Ir šito užpakalio skausmo aš neturėjau nei vienam kalnų maratone, man galėdavo skaudėti kelius, gal kai labai ilgas downhillas, visai kitas kūno pojūtis šitame ir man buvo naujiena, kas čia dabar per skausmas. Okay. O siena? Ta garsioji maratona. Buvo? Susitikai, pasikalbėjot? Aš kadangi nebuvau apie tą sieną prieš tai girdėjus. Tai ir pralenkė. Tai aš nežinau, aš tik tai žinau, kad buvo sunku, gal va tą turbūt žmonės ir vardė kaip sieną, nes man buvo truputį gėda, maždaug 6 kilometram likus, mano klubo bičiulė, Gedimino prospekte, jinai užbaigus pusmaratonį su medaliu laiminga mane pamačius, sako, aš tave palydėsiu, o mano nuotaika tokia, kad aš jai sakau, nenoriu kalbėti. Žmogus pasimetė, tai nežino, čia lydėt ar nelydėt. Ir pirmas dalykas, kurį dariau užbaigus maratoną, tai rašiau atsiprašymo žinutę. Tai jo, buvo... Emocinis sunkus ten momentas buvo. Okay. Varčiau rekordų knygą atsitiktinai knygyne, prisipažinsiu, pats asmeniškai dar nesu įsigijęs. Atsiverčiau Everestingo puslapį, Everestingo rekordą Tomo Glinsko siektiną ir tarp top 3 moterų pamačiau Laurą Rimkutę. Kaip... Nustebai? Taip, tai 4084 metrai, tai klausytojams, kuriem daugiau plentų bėgioja, tai čia būtų... Aš netgi ant kalkuliatoriaus paskaičiavau, kažkur 12,5 televizijos bokštų nuo pamato iki smaigalio vieną ant kito sudėjus. Tai yra kažkas tokio. Tai kaip čia atsitiko, kad tu į rekordų knygą patekai? Patekimas tą rekordų knygą man buvo tokia pati staigmena kaip ir tau. Nes čia buvo Tomo rekordas, jisai tą savaitgalį tenai rinko tuos vertikalius metrus ir mūsų klubas tiesiog visi varėm tenai palaikymui rinkti irgi vertikalių ir treniruotis. Aš nežinojau, kad čia kažkas dar fiksuojama. Ten reikėdavo užsirašyti, kiek tu subėgai. Tikrai nieko nerinkau ir patikė, kokia buvo staigmena, kai po kažkiek mėnesių aš gaunu Tomo žinutę. Ir jis tai sako, tu knygoje, dabar reikės pirkti knygą.
Geras. Tai taip buvo siurprizas, jo. Mhm. Dar įdomus toks momentas, čia irgi gal nemačiusiem buvo 1 metras skirtumas tarp tavo Ir Eglės. ir Eglės. Būtent 1 Nes mes nerinkom to rekordo. Taip, tai tiesiog nebuvo kaip- siekis Ne. būtent į tą patekti. Aha. Taip, bet po to labai abi apsidžiaugėm, nusipirkom tas knygas ir varėm autografų susirinkti. Nes ką žinau, gal kada nors bus fainai parodyti anūkam. Neplanuotas rekordas, būna ir tokių Neplanuotas dalykų. rekordas. Jo. Dar prieš pokalbį kalbėjom ir minėjai ir studijas Suomijai, psichologijos studijas. Tai tu pagal išsilavinimą esi psichologė. Taip. Tai vienas iš įdomiausių ir man asmeniškai bėgime ir sporte aspektų yra ne fizinis netgi, o daugiau netgi psichologinis, kas vyksta mūsų galvoj, kai mes bėgam, kai mums sunku ir taip toliau. Tai gal norėčiau tą temą atidaryti su tokiu pirmu klausimu tau, kaip esant psichologė, ar ne? Koks tavo toks head startas, galima sakyti, buvo pradedant bėgioti? Jau minėjai researchas padarytas, ar ne, tų goal susidėliojimas. Kas dar tau kaip psichologiai, sakytum, padėjo bėgime ir dar šiandieną padeda iš specialybės pusės? Čia toksai platus labai klausimas. Iš tikrųjų, gal taip sakykim, kas man su bėgimu ir su psichologija vis dar iki šiol stebinantis dalykas yra, kaip smarkiai keitėsi mano nuostatos apie save ir kiek bėgimas atskleidė mano ribojančių įsitikinimų, kuriuos aš turėjau. Ir man iki šiol įdomu tyrinėti, ką dar atrasiu, kur aš save stabdau, kur esu nubrėžusi ribas, kur esu savo įsidėjusi įsitikinimą, kuris man nepadeda, o trukdo. Nes pradžioje aš turėjau labai stiprų įsitikinimą, kad aš nesportininkė. Čia tai visą tai, ką darau, yra, dėl sveikatos, dėl kažko, aš šiaip esu psichologė, lektorė, mano darbas, man vis dar buvo mano tapatybės, ta ašis vis dar sukosi ir čia kažkas taiga bando, ten Vaidas man sako, tai aš su sportininkais bendrauju per WhatsAppą, aš mintysi galvoju, gerai, tai tu ir bendrauk su sportininkais, o aš čia prie ko. Ir vis man tas toks svarbus momentas, aš atsimenu, kaip kūriausi tą Stravą, nes reikėjo priduoti Vertical Vilnius pirmų varžybų rezultatus, susikūriau Stravą ir aš matau, kad visi pasidarė ten savo sportininkų paveikslėlius. Aš negaliu įsidėti, nes aš nesportininkė. Ir kalu ten savo darbinį portretą, darbinę nuotrauką, nes aš taip įpratus, čia va yra mano savęs. Tu gal dar net neturėjai sportinės kažkokios nuotraukos? Ten, žinai, gali nusifotkinti su bėgimo vaikutė. Jo. Bet man ne, nes aš esu, lektorė. Ir man buvo po to labai gražu stebėti, kaip keitėsi mano tas savęs identitetas, savęs supratimas. Ir kai aš jau pradėjau save laikyti bėgikė, aš tada specialiai palikau Stravos nuotrauką darbinę, kad jinai man visą laiką primintų, kokį didelį būtent pokytį savo galvoje aš padariau nuo to momento, kai aš pradėjau ir ten, kur aš esu dabar. Ir nesibaigė gal tas procesas apskritai, tai vienas iš tų psichologija ir bėgimas, tai man čia jie neatskiriami, nes padeda apskritai mūsų savęs vaizdas labai daug lemia, kaip mes jaučiamės gyvenime įvairiose srityse. Ir čia ateina daug galios ir jėgos, kurią aš jaučiuosi įgaunanti vien dėl to, kad aš priėmiau tą gerą sprendimą, kažkada pasiklausius tų telomerų mokslininkų, kad šitai man padės mano tikslų siekti. Dar įdomus toks dalykas, suprantu, kad dienų ten kaip kalėjime būna ant sienų nebraukiai, kadagi visgi man ateis laikas, kai aš pabusiu ryte ir sakysiu, o aš bėgikė. Bet jeigu žiūrint atgal, kiek laiko įvyko, kol tu, sakykime, susigyvenai su idėja, gal aš čia ir tokia kaip ir bėgikė, ar tai buvo savaičių klausimas, mėnesiai, pusmetis, ar tai ilgai truko tas virsmas pats? Jo, čia turbūt nėra tikslios datos ir dabar aš taip, kol tu klausimą dėlioji, aš taip galvoju, kada, man turbūt vidinis, aš tikrai jaučiau per praeitą savo gimtadienį milžinišką šventę, nes tai buvo pirmas gimtadienis mano gyvenime, kai aš buvau pajėgi prabėgti tą savo metų atstumą.
Ir su manim bėgo krūva žmonių 44 kilometrus, nes tiesiog aš galėjau. Ir man čia buvo, aš tikrai tokį, va ten įvyko kažkas tokio, net ne su varžybom pirmom, ne su kažkuo, su tuo mano gimtadienio bėgimu, aš supratau, kad aš esu kitam savo galvoje, jau kitam laiptelėje. Ir apie tai, kad tikslas, kurį aš sau kėliau, kad iki 50 metų prabėgti tą maratoną, galvoju, kokį man per mažas. Ir tada irgi šitai pradėti galvoti, kur kitose gyvenimo srityse aš savo per mažus tikslus išsikėliau, nes garantuotai yra taip, kad jeigu aš čia save taip riboju ir taip matau siaurai, tai lygiai taip tas pats su mumis vyksta ir santykiuose, ir mūsų karjeroje, ir bet kokioj kitoj srity, kuri mums yra svarbi ir kurioje mes norėtumėm gal save vystyti, bet tikrai esame uždėję patys savo tą stogą. Geras, tai sakytum, tavo asmeninė patirtim bėgimas tau ir davė atgal į tavo profesiją ir asmeninį gyvenimą tų barjerų, gal galvoj sukūrimų laužimo galę, galim sakyti gal taip. Man davė labai daug. Aš darbą vis dar labai myliu. Ir jis man yra vis dar labai svarbus. Ir taip, kad įsivaizduot, mano darbą dirbti, man reikia turėti labai gerą energiją visą dieną. Nes aš dirbu su žmonėmis, dirbu su grupe, aš vedu mokymus ir tai yra 8 valandų seminaras, man reikia stovėti ir dar įdomiai kalbėti, padėti žmonėm, juos užmotyvuoti, mąstyti, įtraukti. Ir dar tikslas arba siekiamybė visų mokymų dar, kad jie transformaciją padarytų, kažką pakeistų ir norėtų dar dirbti darbe vėliau daryti kitaip. Tai aš turiu pati turėti išskirtinę energiją. Tai viena, ką man pridėjo bėgimas tikrai prie energijos lygio pakėlimo, aš turiu daugiau jėgų negu kad kada nors anksčiau. O pats bėgimas kaip pavyzdys, pradedi naudoti jį, tarkim, ir tų pačių konferencijų metu ir paskaitų, paimdama jį kaip pavyzdį? Aš kurį laiką nesijaučiau, kad čia jau kaip ir turėčiau, bet aš turėjau šią vasarą pirmą klientą, kur manęs paprašė, kad aš kalbėčiau apie savo bėgimą, kad pasakočiau tą istoriją jų vidinėje konferencijoje ir darbuotojams renginį. Ir žinai, gal kai ateina tokia jau, kaip čia, ne jauna moteris ir pradeda šnekėt, kad jinai čia su to bėgimu darė. Aš, žinok, buvau nustebus, nes aš supratau, kad aš jau kalbu kaip apie tokį paprastą dalyką. Aš parodžiau skaidrę, sudėjus tiesiog nuotraukas iš varžybų, jie visi pradėjo ploti. Man buvo wow ir gal tokį irgi dar kartą priminimo, kad irgi aš bendrauju, dabar mano pasikeitė tiek daug aplinka, draugų, žmonių, kuriuos aš pažįstu, kalbos apie tie bendri interesai suvienijo. Man tampa norma ten atrodo, čia maratonas arba čia dabar iš nesenos serijos. Noriu ilgos distancijos, ar yra tose varžybose? Tai 70. Ilgos noriu. Jo, ir aš tada suprantu, kad aš jau nebesuprantu, kas čia ilgas, kas čia neilgas ir viskas persijungia, kad kartais irgi tada lengva nuvertinti arba irgi jeigu pa žmogų yra stiprus vidinis kritikas, lengvas iš karto užbombarduoti, kad aš čia nieko ypatingo nedarau, čia tokia norma nieko ir krauti savo daugiau reikalavimų, nes aišku atsiranda aukštesnis tikslas, tu vėl pradedi jaustis, kad dar nepakankamai. Tai va tas irgi kalbėjimas apie tai darbe man duoda jausmą, kad jau dabar yra nuostabu. Iš tikrųjų pasidžiaugti gal leidžia man pačiai tokia, kokia aš esu jau šiandien. Iš kitos pusės mano darbui duoda galimybę įkvėpti žmonių, nes aš kaip tu pasakojau, vos tik aš pradedu šnekėti kur nors apie bėgimą, po to prieina prie manęs kas nors ir sako, kad bėgiojau, ten kažką dariau, įkvėpėt, išsitrauksiu bėgimo batus. Tai aš galiu užkrėsti kitus ir kaip atrodo mūsų ofiso pavyzdys jau yra užkrėsta pusė ofiso žmonės, kurie sakė, niekada nebėgiosiu, siunčia bėgimo batelių nuotrauką ir sako, žiūrėk, ką manai, mano pirmi bėgimo batai. Geras. Noriu dar paakcentuoti, ką minėjai ir pasigilinti. Sakai, dėl sustojimo pasižiūrėjimo, kur esi ir pasidžiaugti galų gale, ką tu pasiekė, ar ne? Turiu omeny bendrąją prasme.
Kaip manai, kas tau padeda tą daugiau aplinka ar ir savo pačios analizė, kad aš jau nubėgau, tarkim, 40 km ir tai yra pats iš savęs dalykas, wow, nereikia dabar man vėl kelti iškart atstumą, kad vėl būtų kažkoks wow efektas. Ar tai padeda ir aplinka, ar galbūt net aplinka ir daugiau padeda, Ne, žiūrėdami? man gal, žinok, padeda labiausiai šitą džiaugsmą savyje palaikyti gyvą. Aha. Prisiminimas apie tai, kaip man atrodė tuo metu iš mano tos, netokios ir senos, prieš 3 metus Lauros pozicijos, kaip man atrodė tie žmonės. Tie patys, aš atsimenu, Vilniaus maratone, kai dalyvavau pirmą kartą, bėgau tenai, tai tuo metu nebėgiojau apskritai, tai 5 km distanciją bėgome su komanda tuo metinė mano. Ir man tie, kurie bėgo pusmaratonį ir maratono distanciją, jie iš vis ne žmonės atrodė. Tu prasme, aš galvojau, aš nežinau, kas jie tokie, bet jie yra kažkokie tai monstrai. Ir atsimenu, tai tada tas man, kaip aš atsidūriau staiga ant to laiptelio, kur ne žmonės, man vat ir būna tas susičekinimas, kad jau fainai tai, ką aš darau šiandienai. Ir aš žinau tą pavojų, kad aš galiu visada pastatyti save, bet va žiūrėk, Juozas tai daugiau padaręs, nubėgęs, čia nėra ko didžiuotis, nes tai žmonės ten šimtais mylių bėga, tokius dalykus daro. Tai čia aš jau, ačiū Dievui, esu pasiekusi tą momentą, kur aš galiu savo vidinį kritiką truputį pakišti po antklodę ar po velėną ir sakyti stop, jau yra nuostabu, nes tai yra gerokai daugiau negu kad tu buvai prieš 3 metus. Galima švęsti. Ir čia labai įdomus momentas. Girdžiu jau kaip psichologė, tu pagauni tą vidinį kritiką, kuris, ir kas, kad tu nubėgai tą maratoną. Yra kas greičiau, yra kas daugiau ir vis laik bus kas geriau už tave padarys. Netgi ir praeituose pokalbėse, ir su to pačiu Lechovičium, kai šnekėjom, netgi tu atbėgsi pirmas, tu jau esi tokioj blogoj pozicijoje, nes dabar tu gali tik žemyn eiti. Nėra, tu jau pirmas. Tai sekantį kartą tu arba pirmas, kur jau visi skaitys, kad čia yra norma, turi pirmas atbėgti, arba neduok Dieve, tu antras atbėgsi, tai tu jau krenti. Kokias dar, kaip pagauni tą vidinį kritiką ir, užčiaupį, kad dabar kas pasiekta jau yra daug, jau yra fine. Kas yra tos geros praktikos? Iš tikrųjų, netgi pats bėgimas yra ta veikla, kuri man padeda stiprinti atjautą savo. Man čia buvo didelė staigmena, aišku, kompleksiškai, kas ta atjauta savo. Aš daug kalbu apie tai darbe, nes žmonės labai dažnai turi labai griežtą su savim vidinį monologą. Mes labai gerai mokam save kritikuoti, mes labai greitai galim badyti pirštais į savo spragas, ko nepadarom, ką blogai darom mūsų supratimu ir taip toliau. Ir žmonėm yra labai sunku atjautą savo reikšti. Čia nekalbu apie bėgimą vien tik tai, kalbu apie apskritai visus gyvenimo sunkumus, iššūkius karjeroje, iššūkius santykiuose, iššūkius, problemas su vaikais, bet kur. Žmonės nemoka guosti savęs taip, kaip kad jie guodžia savo geriausią draugą, nemoka savo sakyti dalykų. Jie dažnai, aš kartais kaip pasiklausau, kai žmonės įgarsina, kaip jie savo sako, ten karvė, asilas, aš negaliu patikėti, nes čia savo, tu esi pats savo mylimiausias, turėtum būti žmogus, tas pats brangiausias, nes nėra kito, kas tave mylės labiau negu tu pats. Tai aš atradau, kad kai aš bėgu ir kai jau varžybose būna ta vieta, kur pasidaro sunku, manyje įsijungia Laura, ta kažkokia Laura, kurią aš iš tikrųjų dar papasakosiu, gal pati ir susikūriau, kuri pradeda mane palaikyti ir šnekėti man palaikymo vidinį monologą, kuris sako, puikiai varai, tau labai gerai sekasi, jau nedaug liko, žiūrėk, šita būsena netikra, jinai praeina, viskas čia yra laikinam dabar esi emociniam dalyke, tai atrodys jau visiškai kitaip už pusvalandžio, išbūk tą pusvalandį. Ir man šitas vidinis kalbantis balsas, jisai po to, aš pradedu, tai jisai stiprus, jeigu aš jį turiu čia, aš galiu jį pasiimti ir aktyvuoti. Ir tada, kai man jo reikia, kai man ištinka kažkokia nesėkmė darbe, tada, kai aš turiu sunkumų ar problemų kažkur tai santykiuose, aš galiu aktyvuoti tą vidinį balsą, nes bėgimo metu įsitikinau, jis yra ir jisai gali kalbėti palaikančius dalykus. Geras. Ant liežuvio galo buvo sakyti alter ego.
Bet alter ego matyt šiek tiek kitaip, ar ne? Tu ir jai turi ten ir kažkokios būna ir ceremonijos, kaip tu į tą vaidmenį eisi, kas tas balsas, kaip jį kultivuot, galbūt ir Čia užsiauginti, viso kad jis tave labo gal palaikytų. reikia to vidinio sąmoningumo, truputį apskritai pastebėti mintis, kurios tavo galvoje sukasi. Paprastai žmonės yra tiek įpratę prie vidinio triukšmo, dėl to, kad mūsų galvoj nėra tylos. Taip. Tenai eina nuolatos minčių srautas ir mes tiek įpratę prie to chaoso, kad mes nebefiksuojame dažnu atveju, kas ten skamba. Pasiduodam labai automatiškai toms mintims ir net nepastebim, kad mūsų savijauta, mūsų emocijos tiesiogiai ir gimsta iš to, kokio turinio mintis ten sukasi. Taip. Tai šitas, vėlgi sakyčiau, gal man jau iš mano darbinės, profesinės pusės sąmoningumo šiek tiek didesnis buvimas padeda man, pastebėjus neigiamą vidinį monologą, sakyti stop, ar aš noriu šito dabar klausytis. Ir aš esu susikūrusi, gal kai pradėjau bėgioti, kai nelabai tikėjau, kad apskritai čia įmanoma bėgti tuos maratonus, ilgas distancijas, nes ašgi ne sportininkė. Aš sėdau daryti tokią praktiką, aš žinojau, kad yra ateityje visos versijos galimybių, vadinasi ir yra Laura, kuri gali bėgti, kuri gali būti puikiai bekelės bėgikė ir aš noriu surasti kontaktą su ja. Mano labai yra vizuali vaizduotė. Aš vizualizavau save po 5 metų, uždėjau tą terminą, kur man jau atrodė realistiška, kad tai jau galėtų būti tas pasiektas lygis, kuris man iš dabartinio momento atrodo labai toli, labai fainas, geras ir kuris galėtų būti kaip mano resursas. Aš turiu tapančių bičiulių, pasiskolinau studiją, ėjau, praleidau dieną ir nusitapiau tos Lauros portretą. Geras. Man tai patiko vizualizuoti ir aš žinojau, kad yra tas žmogus, aš pati ateities mano versija, kuri gali mane palaikyti visose bėgimuose, varžybose ir aš naudojuosi tai kaip savo vidinių resursų. Man fainai turėti šitą Laurą ir kartais pagalvoju, kad reikėtų updatinti, nes jau priartėjau taip daug mažesnė atskirtis tarp to, kaip aš dabar jaučiuosi ir tos Lauros, jinai labai jau manyje gyvena. Galvoju, reikėtų updatinti, dar nupiešti tikslą į tolimesnę ateitį, kad toliau vyktų progresas. Jo, geras. Tokio pavyzdžio negirdėjau. Esu girdėjęs apie tą asmenybę susikūrimą ateityje, kokiu tu norėtum būti ir tada su juo ir bendrauti. Tai tą nusitapyti yra matyti vienas iš būdų, ar ne? Vienas iš... Kaip tau kilo idėja nusitapyti? Ar tai buvo kažkur perskaitai pati sugalvoji, kad, kaip tu sakai, man vizualas geriausiai, kaip gimė idėja nusitapyti? Nes mano gal pirminė būtų reakcija ir tokia, gal net klausimas, ar ne? Jeigu aš daryčiau tą asmeniškai, aš sakyčiau, kad čia man melas savo pačiam. Nu ką aš čia dabar save piešiu, nei su manim iš tikrųjų šnekės nieko. Gal reikėtų, žinai, kažkokio kitokios, kaip pasakyti, terpės, kur aš patikėčiau, kad iš tikrųjų yra kažkokia gera versija mano už 5 metų, su kuria aš galiu komunikuoti ir jinai man padės. Tai va, tai tapimas, man atrodo, toks gal man pats melas. Aš sunkiai save įtikinčiau tuo. Tai va gal. Toks išankstinis nusiteikimas atrodo yra. Aš sakyčiau, kad aš žinau, kad kokį savo pasakysiu va tą frazę, mums visiems tai tampa tiesa, tą, ką mes savo vidinių įsitikinimų lygmenį turim, mes išpildome ir paverčiam realybę, tai vadiname save išpildančiam pranašystėm. Tai jeigu aš tau pasakysiu, kad man neveiks arba nepavyks čia kontakto, arba kad tai yra melas, tai žinau, kad tai ir bus melas. Tai aš renkuosi, ką įsidėti į savo galvą. Aš žinau iš savo vėlgi studijų, iš meno terapijos, iš įvairių praktikų, kad tai ne joks nemelas. Tai veikia kitiems žmonėms, kodėl nepabandžius man ar nesuveiks. Bet tapimas čia tik tai tiem, kas jaučia, kad tai fainai, čia jokių būdų ne per jėgą. Tu puikiai užtenka galvoje nusipiešti arba žinoti, kad yra va šita manęs versija, nes ateityje aš galiu būti visoks. Ji nėra fiksuota arba būrėja neišbūrė ir vienas likimo kelias. Aš galiu būti įvairiausiose rolėse, kaip ir mes kūrėm tą savo ateitį, tai kodėl negali būti ten tas, ko aš norėčiau dabartinė momente kaip vizija, kuri mane palaikys kelyje į tai.
Mhm. Ir pamažu taps mano savęs suvokimo dalimi, aš tapsiu tą asmenybę. Mhm. Kai pasieki tikslą, tas balsas vis tiek būna not good enough, galėjai geriau, arba čia va kažkas daugiau. O jeigu paimsim dar net prastesnį scenarijų, o jeigu nepavyksta pasiekti tikslo, tai tas balsas, matyt, dar garsesnis būna, jis jau ten rėkia, aš tau sakiau, kad taip nebus. O ką tu turi menį nepavyks pasiekti tikslo? Na, tarkim, bėgi maratoną ir po 30 km tu pasiduodi. At pavyzdys toks būtų. Tai va tada yra puikiausia vieta, nes čia yra tavo vertinimo sistema ir net tai jau yra nesėkmė. Taip. Tai nesėkmės vietoje atjauta savo ir yra geriausia praktika. Atjauta savo susideda iš suvokimo, kad tai yra bendražmogiška patirtis, kad ne man vienam taip yra gyvenime nutikę, kad daugybė žmonių išgyveno ir žino šitą būseną, yra joje buvę. Taip. Aš esu vienas iš, tai yra bendražmogiškas buvimo patyrimas. Gebėjimas įjungti tą vidinį balsą, kuris tave patį guodžia kaip tavo geriausią draugą, kur tu galvoji, nu ką aš dabar sakyčiau, jeigu va čia mano mylimas žmogus būtų dabar šitoj situacijai. Ir sakymas tų dalykų savo. Ir tas mindfulness arba dėmesingumas, kas vyksta su mano kūnu, su mano emocijom. Man labai padeda, pavyzdžiui, žinojimas, kad emocijos yra laikinas labai dalykas. Ir tai, kas atrodo man dabar kaip tikrovė vienintelė, kuri galbūt amžina ir čia egzistuos kaip konstanta. Taip. Tai aš žinau, kad čia protas mane apgaudinėja, taip nėra, kad jau gal už 15 minučių, nu gerai, gal už dienos, gal už 2 savaičių, man šitą situaciją atrodys ir jausis visiškai kitaip. Mhm. Tai tas supratimas, kad tai yra tik emocija, arba tai yra tik mintis, kurie jeigu man ir negatyviai atėjo, tai nesu aš. Ir kas yra ta nesėkmė, vėlgi mes tik patys nubrėžiam, čia kažkokio mano lūkesčio sugriavimas, bet gal aš gavau labai daug pamokų iš tos, ką galiu pasimokyti. Tada yra, tai čia jau yra kita praktika, reframingas, ar ne, atjautas tau parodžiau, galiu paieškoti, o kokius pliusus man davė, va šitas man sunkus patyrimas. Galbūt išmokau, nepadarysiu kitų klaidų kitais kartais, gavau kažkokių kitų benefitų. Mhm. Žiūrint į bėgikus ir reflektuojant pačiai save, kokius matai dar psichologinius resursus, kurios lavina bėgimas? Arba netgi gal, nežinau, iš tavo profesijos, gal net plačiau galim paimti, apskritai ištvermės sportas, kai minėjai pokalbio pradžioje, tam diskomforte turim būti ilgai ir su savim, ir su tom ne pačiom kartais geriausiom mintim. Kokius dar psichologinius resursus lavina tas ištvermės sportas tavo akimis? Mano supratimu, ištvermės sportas stiprina pasitikėjimą savim ir savivertę gal netgi. Žmonės, kai jie susitvarko gyvenime su iššūkiais, kad ir kažkokioje srityje, jie pradeda tikėti labiau savo apskritai savimi, savo, kaip aš lietuviškų žodžių jau kai kur nesurandu. Tai taip, apie tuo, ką aš galiu. Ir aš naudoju, matai, aš vėl vizualiai. Aš matau ilgų nuotolių bėgikus kaip žmonės, kurie vaikšto su karūnom. Aš nemoku pasakyti, aš matau tas karūnas, kur būna didelis susibūrimas tų žmonių. Aš atsimenu labai gerai, kovo mėnesį šių metų dalyvavau La Palmoje kalnų maratone ir iš La Palmos salos išskristi lėktuve, koks pusė lėktuvo buvo bėgikai. Aš galiu beveik pirštu badyti, kas iš keleivių yra bėgikai, nes aš matau tas nematomas karūnas, todėl kad tie žmonės, jie pasitikė savimi, jų laikysena atspindi jų tą pasitikėjimą. Tai yra labai svarbus konstruktas, kurį mes nešamės į visas kitas gyvenimo sritis. Ir tai yra didelė dovana, nes daugybė žmonių stokoja tas mūsų vidinis kritikas, mūsų savęs vertinimą yra daugeliu atveju labai suvaręs į batą. Geras. Aš prisimenu, su vienu kolega šnekėjom, būdavo blogų dienų darbe, visiems būna, atrodo, klasika būdavo išeini iš darbo ir ką šiandien padariau, ir atrodo viskas blogai. Ir tu turi savo kalendoriui, tarkim, nesvarbu, ar tai valandos bėgimas, ar mūsų visų mylimi intervaliukai, tu jį padarai ir diena tampa gera. Tu bent šitą padarai ir tu žinai, kad tu padarysi valandą, tu ten gali nubėgti ar pusvalandį, whatever.
Ir aš pastebėdavau, man psichologiškai switchas įvykdo, aš tikiu, tai buvo ir biocheminis switchas, ir tu pajudėjai. Bet ir tas momentas, kad va šitą aš šiandien pasidariau. Aš susiplanavau, aš prabėgau, aš pasidariau. Nesvarbu, kad likusi diena gal buvo netokia graži, tai va, tai labai rezonuoja, ką ir tu sakai, kad tas pasitikėjimas savim iš tikrųjų, kad ir, sakau, 40 minučių prabėgau, aš jau savim labiau pasitikiu. Nu, nėra ta diena tokia ir bloga. Pasidariau savo 40 minučių treniruotę, suplanavau, pasidariau. Fantastika, vieną varnelę turiu. Tai va, tai jo, atrodo netgi tie maži laimėjimai, tas mažas blokas po bloko tau stato tą ilgalaikį pasitikėjimą savimi. Aišku, jeigu taip jau labai liesti preciziškai, tai pasitikėjimas savimi yra statomas kompetencijai, ar ne? Tarkim, mano gali stiprėti pasitikėjimas savimi kaip bėgikė, bet tai nepridės mano pasitikėjimo savimi kaip Formulės 1 vairuotojos. Bet savivertė, kur mūsų apskritai giluminis tas vertės jausmas, kad aš esu vertingas žmogus nepriklausomai nuo mano rezultatų, pasiekimų, uždirbamų pinigų, kiek įtakingų draugų turiu ar bet ko kito, bet man atrodo, kad tuo bėgimu mums netgi pavyksta tvirtinti šitos savivertės pamatus. Jo, ir dar santykio yra viena dalis, tai norėsiu ir tą kitą, nežinau, spektro pusę nueiti, bet ir pasižadėjimas savo, kad na, aš šiandien nubėgsiu, nes aš pažadėjau savo, kad aš bėgiosiu, tapsiu bėgiku, pavyzdžiui. Ir ta pažada, kai vykdai, irgi yra toks, kad aš galiu savo pažadėti ir vykdyti savo pažadą. Tai čia toks irgi vienas iš dalykų. Kad aš galiu daryti pasiekimus, kad aš galiu sunkius dalykus susitvarkyti su jais. Taip. Bet ta juodoji pusė, bent jau aš taip vadinu, ar ne, kaip tau atrodo, ir ypač iš profesinės pusės, jeigu aš tai darau for the wrong reasons. Aš, pavyzdžiui, savo keliu neadekvačiai didelius reikalavimus. Nu, tarkim, aš bėgioju pusmetį, aš jau turiu nubėgti 2 valandas. Ir tarkim, tu šeštadienį ten klasiką long runą darytų pavargęs, neišsimiegojęs, betgi savo pažadėjai bėgi ir tu eini link perdegimo. Ar ne? Tiek fizinio, tiek emocinio. Kaip manai, vat, iš tavo profesijos žiūrint, kur tie būtų pirmieji signalai, kad tu eini link perdegimo? Tai jau nėra sveikas santykis su savo keliamais neadekvačiais poreikiais arba reikalavimais, kad aš turiu tiek nubėgti, ar ne? Suprantu, sąmoningumas vienas dalykas, bet jeigu tas jau šiek tiek iškritęs iš konteksto ir tu jau varai save galbūt duobėn. Tai su perdegimu yra tokia klasikinė tiek darbe ta tiesa galioja, tiek, man atrodo, ta pati tiesa galioja ir su bėgimu. Perdegimas turi stadijas. Mes nėra taip, kad klikas, aš čia vakar neperdegęs, o šiandien aš jau perdegęs. Ne taip viskas vyksta. Mes labai pamažu, nuosekliai, taip sakykime, klimpstam į šitą išsekimo būseną. Ir pradžia, arba kas turi polinkį perdegti, tai žmonės, kuriem labai patinka ta veikla, ką jie daro. Tai tiek darbas, neperdega tie, kuriem tas darbas, man iš vis jis nerūpi ir neįdomus. Nuo 8 iki 5, kaip sakė. Jo, aš atbūsiu čia, labai jau retas, kuris ten va toks perdegs. Perdega paprastai, kurie sako, aš myliu savo darbą, man labai patinka tai, ką darau, čia mano hobis, čia mano gyvenimo aistra. Ir ne veltui perdegimo pirmą fazę kartais vadinama medaus mėnesiu, nes mes pasinėrę, entuziazmas, visa kita. Ir aišku, jeigu mes nesirūpinam atsistatymu, neduodam savo kūnui pailsėti, neduodam galimybės atstatyti vidinį resursą, ar ne, entuziazmas arba džiaugsmas ir mėgavimasis ta veikla pradeda nykti. Ir kai jau jinai išnyksta, mes, taip sakykime, nyram jau tada į tą antrą arba gilesnę perdegimo fazę. Tai man atrodo, stebint save, ir visi, kurie bėgioja, jie turbūt suradė kažkokį santykį, kad man patinka šita veikla. Nes paprastai žmonės, kurie sako, nekenčiu bėgimo, jie nemačiau jų daug metų bėgime. Tai va tada, kai tau dingsta tas entuziazmas, džiaugsmas, kai tu išgirsti arba tu galvoji, kad laukia dar vieną treniruotę ir tu galvoji,
apsivemsiu. Taip. Tai jau čia yra pirmi kūno siunčiami signalai, kad aš turėčiau atkreipti dėmesį, ar mane dar džiugina tas dalykas, kuris man buvo toks fainas, kuris man teikia tuos dalykus. Ir čia tai nereiškia, kad su manim kažkas ne taip, ar kad aš jau čia turiu mesti bėgimą. Tik tai kartais, tą truputėlį pasidarimą, pasitikrinimą, ar nesutriko mano miegas, ar man kūnas nesiunčia simptomų, visų ženklų, kad aš esu per didelio, gal jau streso būsenoje, per daug užsivariau, galbūt man reikia šiek tiek atsistatymo, kitus resursus išnaudoti, gal tiesiog bendravimas, bendruomenė, buvimas ryšyje yra mano šiuo gyvenimo etapo stadijos. Ir man būna labai įdomu diskutuoti su kitais bėgikais. Aš turiu tokį kontrolinį klausimą. Aš klausiu, jeigu tu turi treniruočių planą, jeigu tau jį parašė treneris, ar tu to planą laikaisi striktli jau griežtai 100% ir nedarai pakitimų nepriklausomai nuo savijautos, ar tu leidi savo vis tik, paplaukat. Arba... Bet jausmas šiandien jo, kad aš išsėmiau, ne riba, arba tą treniruotę sutrumpinti, ar tiesiog, ar tu leidi savo nebėgti. Ir įdomumas yra tame, kad man taip atrodo, kad žmonės, kurie tą turi stiprų vidinį kritiką, jie dažnu atveju, aš iš jų girdžiu, kad jie niekada jie laikosi aklai plano, jie daro viską, kas parašyta, jie jokių pokyčių nedaro, nes pokytis jau jų galvoje sėdi kaip baimė, kad vadinasi, aš nuolaidžiausiu savo, kur čia ta riba, aš neskirsiu, kad jau čia patinginiavau, tinginystė ir viskas. Ir tada arba, kaip jie, kai nueina į perdegimus, arba, mano manimu, jie nueina į traumas. O aš su savim kalbuosi, aš galvoju, kai treneris rašė šitą planą, jis nežinojo apie mano gyvenimo kontekstą nieko, nes neįmanoma, kad jis žinotų. Jis nežino, kokia mano šiandien buvo diena darbe, kokį pasiruošimą turiu padaryti rytojui, nežino, kas vyksta ten mano asmeniniam gyvenime. Aš vienintelis, mano kūnas, čia yra tas rodiklis. Tai čia tas, kad man atrodo kartais tas mokėjimas, aš kaip čia nenoriu žaisti tų nuostabių žmonių, kurie labai valingi, disciplinuoti ir geba save perlaužti. Bet man atrodo, kad tas savęs laužimas tai yra tas stiprus vidinis kritikas, tas perfekcionizmas, noras būti tobulu, kuris paskui gali brangiai kainuoti, nes sugrįžti į atsilsėjimą, kai mes persėmėm resursus, tiek darbe, tiek bėgime, paskui kainuoja ilgiau, negu kad mes dažnu atveju norėtume to poilsio laiko skirti. Labai geras tavo klausimas dėl tų treniruočių, ar tu jas visas darai ar ne. Galiu pavyzdį pasakyti, čia neminant vardų. Aš kai treniruoju, tai dabar jau daugiau, ypač jeigu jau su bėgiku dirbam kurį laiką, bet šiaip pradžią aš dažniausiai duodu pastangos skalę. Sakau, bėg maždaug 7 iš 10. Jeigu jis bėgas anksčiau, tai sakau, tai būtų, įsivaizduok, bėgi 5 km varžybose. Tai tą kilometrą tokiu tempu pabandyk ir bėgti. Ar ne? Žiūrėk, kaip jautiesi tą dieną ir panašiai. Ir ką sulaukdavau po treniruotės, iš kai kurių būdavo, subėgau tos intervalus, nežinau, ar čia gerai. Bet tu turi į save pasižiūrėti, sakai, kaip aš jaučiuosi, man sunku, ar man per lengva. Jeigu per lengva ir aš galiu dar 10 km tai bėgti, tai matyt, per lėtai šiek tiek bėgai. Jeigu per sunku ir tu uždusai, tai ta refleksija į save atrodo, jinai irgi atėjus gal net iš viso likusio tiek darminio, tiek asmeninio gyvenimo, tu niekada nepasižiūri vidų. Man turi kažkas pasakyti, ar aš čia gerai subėgau pagal savo paties 7 iš 10 savijautą. Tai aš irgi nenoriu nieko peikti, bet turiu omeny, kad mes ant tiek kartais neįpratę paklausti, o kaip aš jaučiuosi? Ar man yra okei šiandien bėgti? Ir čia aš gal norėčiau pasukti tą klausimą ir iš tos pusės minėjai, kai tu pradėjai bėgti, padarai researchą, yra tikslai ar ne? Kiek tikslas yra pavojingas, nes mano bent jo akimis atrodo, kad tai yra toks kaip ir dviešmenis peilis, ar ne? Tai jis, kaip pasakyti, ir pjauna gerai, bet ir tu pats gali šiek tiek įsipjauti. Tai susidėliau tikslą, treneris žino jį, sudėjo tas treniruotės, tai jeigu aš 2 treniruočių per savaitę nepadarysiu,
nu tai aš nenubėgsiu maratoną. Taigi planas tai ir yra. Tai mano atsakymas bent jau būna toks, kad, sakau, žiūrėk, planas šiaip iš esmės yra idealiom sąlygom. Tai reiškia, tu puikiai išsimiegi, tau darbė viskas puikiai sekasi, tu nesusergi, nesusitraumuoji, kiekvieną dieną 10 iš 10 jautiesi. Tai va čia yra tam planas. Kas taip gyvena? Su vienu draugu šnekėm, sakau, prieš varžybas būna, oi, tai ten lis, ten bus blogesnė temperatūra, tas, na, sakau, prisimink, sakau, ir jis ne vienas varžybas yra bėgęs, sakau, prisimink bent vienas varžybas, kur tu gerai buvai išsimegojęs, oras buvo puikus, nesijaudinai, žinojai trasą, žinojai, kad finišuosi, viskas buvo puikiai. Nu, ar bent kartą tai buvo? Ne, tai sakau, manau, niekam taip nebūna. Tai taip ir susitreniravimosi. Tu gerai niekada nesijausi. Tai tas labai svarbus pasimatavimas, bet kiek manai tikslas yra naudingas nuo pat pradžių, ar ne? Aš turiu tikslą kažkada nubėgti maratoną, tai dabar jau mano treniruotės turi būti atitinkomis ir aš ją vieną po kitos turiu vykdyti būtinai, nes aš to tikslo nepasieksiu. Tai jis toks gaunasi ir kaip ir pagalba, bet ir toks atrodo balansuoti turi su tuo tikslu, kad jis tau rykštė netaptų, ar ne? Kaip tarkim, iš psichologinės pusės tų goal sudėliojimas, kad jis tau netaptų tuo pabundi, o ne, dar dabar tągi reikės pasidaryti, toks, nenoriu ir darbo iš blogosios pusės, darbas irgi nėra blogai, bet, ta blogąja prasme tai tampa darbo, ar ne, tas pasiruošimas. Kaip šitą subalansuoti, tą tikslų dėliojimą? Matai, aš sakyčiau, kad nuostabu, kai tikslas išplaukia iš vertybės mano, ar ne? Aha. Tai jeigu aš savo esu pasakiusi, kad mano vertybė yra sveikata, rūpinimasis ją. Taip. Tai man, pavyzdžiui, viskas yra labai aišku, kaip pasitikrinti, ar mano tikslas pjauna ar ne. Turi galvoje jis aukščiau negu kažkokios varžybos yra. Mano vertybė sveikata yra aukščiau už viską. Taip. Čia yra apskritai mano pagrindinis ar ne startas, nuo ko aš pradėjau, kodėl aš bėgioju. Ir mano supratimu, kad ir kokios man svarbios yra varžybos, jos negali būti svarbesnės už mano vertybę sveikata. Ir tai, ką mes šnekėjome ką tik apie perdegimą, visa tai yra toli gražu, ne pagalba sveikatai ir tai vadinasi mane tolina nuo mano vertybės. Vertybė tai yra tai, link ko mes einame, mūsų kelrodė žvaigždė, ar ne? Ji yra tas mūsų tolimiausias siekinys. O ten toliau varžybos, distancija, kokią noriu prabėgti. Čia yra tik jau tarpiniai mano žymekliai, kuriuos aš noriu pasiekti, bet tikslas mano tikrasis, tai yra mano tas vertybinis pagrindas. Tai man labai padeda susičekinti, ar aš dar nenutolau nuo tos savo vertybių, kur yra mano pamatas, kas iš tikrųjų man yra svarbu, kodėl aš pradėjau šitai daryti. Nes yra nuostabu, ir turbūt ir podcast'ą šitą klausosi, daugumai žmonių bėgimas yra gyvenimą lydintis hobis, papildoma veikla. Tai nėra jų darbas, tai nėra jų profesija ir tai nėra jų vienintelė karjera, ko viskas stovi. Tai vadinasi, aš turiu savo būti atsakęs tuos klausimus, o kas yra, kodėl visą tai darau. Fainai, skiriu, dedikuoju labai daug laiko. Tai nereiškia, kad aš vengiu pabūti sunkumuose. Bet aš myliu save, aš noriu ilgai, kuo ilgiau gyvenime galėti bėgioti, tai aš turiu ir mokėti save pasaugoti nuo didžiausio pavojaus keliančio dalyko, tai yra nuo paties savęs, kad nebūčiau tas, kuris susidegino, užsidegė, sulepsnojo ir užgeso ir baigėsi. Ir tuomet tiesiog nebegalėsiu judėti link ten. Tai žmonės kartais labai pririša prie vieno to tikslo. Tikslas yra tam, čia kaip planas. Susiplanuoja darbą savaitę. Ypač tie, kurie mėgsta į kalendorių susirašyti, taip kaip aš viską ten pasidaryti. Kada buvo paskutinė savaitė, kuri įvyko 100% taip, kaip tu planavai? Nežinau, nebūna tokių savaičių, kažkas pasikeičia, ne nuo tavęs vieno priklauso, apsivertė dalykai, kolegos ten atėjo staiga kiti prioritetai, staiga degančios situacijos, tai normalu keisti planą. Mes kaip kalbam per mokymus, nieko su to nėra blogai, tu perplanuoji eigoje, procese, koreguojasi tas planas ir tai nereiškia, kad su tavim yra kažkas ne taip. Tai man yra lygiai tas pat bėgime, jeigu aš matau, kad aš susiplanavau, nuostabu tas plano laikausi ir varau, bet jeigu matau, kad jau čia yra rizika, kad grius, viskas,
vardan ko apskritai visą tai darau, tai tuomet aš tiesiog perdėliu. Tai nereiškia, kad jeigu nesubėgsiu dabar ar nesudalyvausiu tose varžybose, juk tai nereiškia, kad aš negalėsiu to padaryti vėliau, nereiškia, kad aš negaliu pasikeisti tikslo, jį pakeisti jo formą, turinį, apskritai įsidėti kažko kito. Žmogus lankstus ir adaptyvus apskritai yra adaptyviausias gyvūnas iš visų įmanomų. Tai kodėl kartais mes taip aklai įsigrebėm ir nenorim jokio prisitaikymo daryti pagal tai, ką mums sako mūsų kūnas. Bandžiau vizualizuoti dabar irgi dėl tavo pavyzdžio tos šiaurinės žvaigždės, tai atrodo jinai ir duoda tą lankstumą, nes tu iki jos gali ir taip eiti. Tiesia linija tu dažniausiai ir nenueisi, bus kažkoks kalnas, kurį apeiti reikės, arba užtruks ilgiau kalną lipdamas ir taip toliau. Tai ypač dabar, kaip paminėjai ir klausančius, tiem, kurie tik pradeda bėgioti arba galvoja apie pradėjimą, kiek tu sakytum, faktas, vertybių įsivertinimas ir matyt atsakyti savo klausimą, kodėl aš noriu tą daryti ar ne, kiek svarbu dar sakytum ir tą planelę turėti. Tarkim, sako, vat gerai turėti varžybas kaip tikslą, bent jau tu čia pasimotyvuosi. Kiek tau atrodo tai yra svarbu pačioj pradžioje? Turėti, turėk čia už pusės metų ar už metų kažkokias konkrečias varžybas, kurias darysi. Ar manai tai yra taip svarbu, pradedant bėgiot, ar... Aš manau, kad žmonės yra skirtingi. Aha. Ir vieniem tai svarbu, kitiem tai yra mažiau svarbu. Šiaip žmonių motyvacija apskritai nėra vienodos tos motyvacijos. Mes visi turim vidinius ir išorinius resursus, ar ne? Aha. Ir mes galim išnaudoti tiek vieną, tiek kitą, arba mes esam atsakingi patys susikurti tą savo palaikymo sistemą iš vidinių resursų, kas būtų savo tikslų išsikėlimas, persižiūrėjimas, kaip šita mano veikla prie mano tų pagrindinių vertybių prisideda, kodėl aš tai darau, ką man tai duoda, mokėjimas to atjautos sau kultivavimo įsidiegti. Va čia yra mano vidiniai resursai, kurie man padeda. Išoriniai yra bendruomenė labai dažnai, bėgiojantis bičiuliai, draugai, treneris, kiti žmonės, kurie iš šalies gali palaikyti. Ir mums svarbu turėti abu. Bet nėra vieno atsakymo, o pasakyti, koks yra tavo kelias. Čia kaip link tos kažkokios žvaigždės, ar ne, aš galiu eiti įvairiausiais keliais. Ir viena motyvacijos šaltinis gali būti per konkuravimą. Jisai sakys, aš turiu varžytis, mane dravina. Tai jam, gerai, varžybos gali būti motyvuojantis tikslas. Jisai sakys, aš turiu savo tokį ir tokį tikslą ir jį skatins, jam tai duos energijos. Nes motyvacija yra energija. Mums yra jėgų daryti tą veiklą arba ne. Kitas sakys, ne, man jokių būdų ne, tai yra mano motyvuojantis veiksnys. Aš esu čianai gal dėl to, kad bendruomenė yra, tarkim, kažkokia smagu su jais susitikti, pabėgioti kartu, paplepėti ir dar už vieną tu ir paėdi. Taip. Ir daugumą mūsų ir derinį turim šitų, nebūtinai tik tai juodą arba baltą, nebūtinai tik vieną arba kitą. Tai va čia ir toks irgi veda, mes kaip ir visose gyvenimo, aš sakyčiau, srityse, mūsų pasiekimai ateina, kai mes žmonės nemėgsta tą daryti, bet kai mes truputį geriau pažįstam save. Aha. Ir kai mes skiriam laiko truputėlį pareflektuoti ir pagalvoti, tai kas yra tie mano būdai, kas man padeda, kas man trukdo, kaip man susikurti palaikančią aplinką. Mes tiek dažnai išaugę su mąstysena, kad kiti atsakingi. Man atrodo, kad, nežinau, tu treneris pasakyk, žmonės yra tiek atidavę atsakomybę už viską jų gyvenime aplinkai. Tai pavyzdžiui, aš tą dažnai matau, kai su sveikata kažkas blogai, lietuviai labai mėgsta sakyti, kad Lietuvoje gydytojai blogi, gydytojams nerūpi, jie blogai gydo, bet palauk. O kodėl gydytojai turi rūpėti labiau tavo sveikata negu tau? Tu esi numeris 1 žaidėjas savo gyvenime visose srityse. Ir čia lenkiu link to, kad kartais, kai mes susirandam trenerį, irgi yra puikiai proga nusimesti atsakomybę ir sakyti, tai treneriui turi rūpėti. Aš nubėgau, nenubėgau, kokiu greičiu. Taip, nes žiūrėk, ką aš padariau, tam tave ir turiu.
Ir, nu, tada irgi reikia mokintis, truputį susigrąžinti ir pasimti tą atsakomybę į savo rankas, suvokiant, kad labai fainai treneris gali duoti palaikymą, bendruomenė gali duoti palaikymą, bendraminčiai, draugai, visa tai yra nuostabu, bet kertinė šis ir darytojas visko ir rezultato siekėjas vis tik esu aš pats. Ir ne mano interesai veikia tai, kad aš tą atsakomybę nusimetu. Tai. Jo, šitas labai įdomi tema ir ta dinamika tarp trenerio ir bėgiko, čia galima su daug kuo, darbuotojas ir vadovas, vaikas ir tėvai, vaikas mokytojas ir taip toliau. Tikiu, iš asmeninės patirties galiu sakyti, kartais ir tas sustatytas santykis, kad turi kažkas tave prižiūrėti, tai gali persikelti ir bėgimui. Aš turiu būti kažkam accountable, dabar pats anglizmą naudosiu, tam, kad aš bėgiočiau, nes aš žinau, kad aš save išdursiu pirmą dieną. Nubėgsiu pirmą kartą, tada skaudės kojas ir aš nebebėgsiu. Bet niekas apart manęs to nežino. Bet kai bus treneris, ir čia, kad ir kaip juokingai, čia yra real case'ai. Ir tu jam dar pinigus moki, tada aš privalau bėgti. Ir tada prasideda tokia, sakykime, slidi danga, nuo kurios tu atsispiri toliau, statydamas savo bėgiko karjerą, tai ir duok dievė ilgalaikę. Ar čia yra tas geras atspirties taškas, kad treneris tampa tas surykštas žmogus, kuris, tai prabėga ar neprabėga šiandien, tai kur, kada tu čia bėgsi? Tai va, tai kartais būna to santykio, tokio ir atrodo žmogus net atvirai pasako, aš čia va dabar būsiu kažkam accountable ir dar pinigus mokėsiu, tai va dabar tikrai pradėsiu bėgioti. Tai čia labai tiksliai tavo ir įvardintas tas yra toks va santykis, nežinau kaip, nėra jis toksiškas, bet kaip tu sakai, perkeliu aš atsakomybę kitam žmogui. Tai va. Bet jeigu jau taip įvyksta, ar ne, irgi noris tikėti, vėl anglizmą naudosiu, skaičiau knygą, gal ir tu skaičius apie growth mindsetą. Tai va čia irgi toks, jeigu tu jau ten esi, tai nereiškia, tai negali pasikeisti. Tikrai nereiškia. Atsisėdi ir matyt pasikalbi ir su savim. Čia matyt labai toks gal negražus pavyzdys, bet kažkuriam ar podcast kažkur sakė, žmonėm baisiausias įvykis dieną yra, kai jie nueina į tualetą ir pamiršta telefoną su savim pasimti. Nes tas 2 minutės reikia su savim pabūti, čia galvoj su visom baisiom mintim. Ir tau pastoviai nuo jų bėgti reikia. Tai va, tai gal reikia skirti, nežinau, gal yra ir geresnių praktikų, atsisėsti ir su savim tokį interviu turėti. Tai mano santykis dabar, tarkim, su treneriu, aš čia noriu, kad jis būtų atsakingas už mano bėgimus, paus ir taip toliau. Bet gal neturėtų tai būti. Nesvarbu, kad tai jau vyksta metus. Vis tiek galbūt nėra vėlu tą interviu su savim turėti, ar pokalbį tokį. Bet man labai įdomus dalykas, su vienu žmogum šnekėjau, o kada prasideda tas pokytis? Kada man atsisės, nes aš turėsiu milijoną priežasčių to nedaryti. Nėra pieštukų, neturiu popieriaus, neturiu ant ko užrašyti, tai gal vėliau, gal kitą dieną, gal kitą savaitę atsisėsiu ir šitą pasidarysiu savo. Kaip spirt savo pačiam į užpakalį, atsisės ir padaryti? Tai, kad mes atidėliojam, tai tik tai rodo, kad veikia mūsų vidinis pasipriešinimas. Smegenys nemėgsta pokyčių. Čia yra faktas. Kai mes sakom, aš dabar tobulėsiu, tai reiškia, aš turėsiu keistis. Augti, sąmoningesniu tapti, tas pats gilinimas į save, irgi procesas gal man atvers dalykų, kuriuo aš nenoriu apie save pamatyti arba priimti. Ir tada mes sakom, neturiu dabar laiko, neverta apie tai galvoti, arba čia ne mano smegenim visą tai. Tai kalba mūsų giluminiai įsitikinimai, tie patys ribojantis įsitikinimai. Ir kartais, jeigu žmogus atvers pats durų, nėra pasiruošęs, nėra būdo. Psichologas nepadarys, niekas kitas iš šalies nepadarys. Bet nėra ir vienos formos. Jeigu tau pasipriešinimas kyla atsisėdimui su popieriaus lapeliu, tai nebūtinai turi būti procesas. Podcastai, klausimasis, idėjos pagavimas, išgirdimas kažkokių tai minčių, kur tu jauti, kad tau surezonavo. Bėgikai turi krūvą laiko bėgiojant, daryti tas dalykus savo galvoje. Man viso labo reikia savo išsikelti norą, kad gimtų intencija. Kai atsiranda ketinimas arba kai aš pajunčiu, kad man įdomu,
prasideda judėjimas ir jis gali judėti arba vykti mažais dalykais. Mums nereikia galvoti, kad aš turiu atsikelti rytojaus rytą kitoks, nes mūsų smegenys išprotės nuo tos minties, kad dabar viskas bus nepažįstama ir kitaip. Taip. Jom patinka ištukumas ir jau geriau kentėti taip, kaip kentėjo jau 10, 20, 50 metų, bet tai bus mūsų patikrintas ir žinomas kelias, negu kurti kažkokį naują kelią, mąstymo aš čia kalbu Taip, taip. kelią, kuris geresnį rytoj duos, bet jau nežinomas, tai ne. Tai va čia tas irgi ir tas augimo mąstysena ir mūsų apskritai tikėjimas, kad aš galiu susikurti, vat, kaip mes šnekėjom, ir tokią savęs ateities versiją, ir bet kokią kitą, prasideda nuo minimalių žingsnių ir pastangų. Ir aš visada tą žinojimą arba pažinimą savęs galiu po to panaudoti netikėčiausiose, gal sakykime, bet kokiose gyvenimo situacijose. Tarkim, aš moku, arba aš pasitikiu jau savim, kad aš galiu daryti pokytį. Aha. Ir aplinkiniai tą matydami, jie tiki. Ir ką aš dažnai girdžiu, jie sako, tau gerai, nes tu turi geležinę valią. Ir pirmas dalykas, kurį aš visiems sakau, aš neturiu geležinės valios. Iš vis neturiu geros valios, gal taip sakykim, kaip tokios. Aš tiesiog moku susikurti rutinas, pasidaryti įpročius ir aš moku sustatyti savo dienos režimą taip, kad man tos valios nereikėtų tiesiog. Ir aš žinau, kad šitą aš gebu. Ir tai reiškia, kad viskas. Tai vadinasi, aš tiesiog turiu pratinti savo smegenis prie kitokios tvarkos ir kitokių dalykų. Tom smegenim paprastai reikia laiko apie 2 mėnesių, 66 dienos tas vidurkis, kol mes jau tai prisipratinam, kad ten naujos nervinės jungtys atsiranda ir mes jau pradedam sakyti, įprotį suformavau. Tai pamąstymas apie tikslus, pamąstymas apie savo įveikos mechanizmus, pamąstymas, kas mano resursai ir kaip galėčiau juos pastiprinti, pamąstymas, kokiose srityse gal per daug atiduodu atsakomybės už savo gyvenimą ir pasiekimus kitiems žmonėms, irgi gali tapti mano mikro įpročiais, netgi 5 minutėm per dieną, kurios ilgalaikiam rezultate per kažkiek tai mėnesių padarys tą pokytį, kuris iš šalies, taip atsisukus, atrodys didelis pokytis. Jo. Bet tau tuo metu jis netrodo kaip kažkas labai didelio, nes tu darai mažą žingsnelį. Taip. One thing at a day or at a time, kaip sako. Taip. Kiek patvirtintum, paneigtum arba patvistintum net teiginį, tarkim, aš pats, vėlgi, dabar jau kai šnekė apie įsitikinimus, man jis tapęs įsitikinimu, kad pokytis įvyksta dažniausiai taip, ir čia jau reflektuoju savo pokyčius, kai skausmas likti ten, kur tu esi, tampa mažesnis, tai yra didesnis negu skausmas kažką pakeisti. Tai reiškia, pakeisti jau mažiau skauda, negu man jau taip skauda, aš turiu kažką daryti. Tai atrodo, tada ir būna tas spyris į užpakalį. Tai čia tas, kur sako, dugną reik pasiekti. Jo, taip. Jau kai pasieki dugną, kai jau taip skauda, kad jau pakeisti ne taip skauda. Yra 2 keliai, man atrodo, pokyčiai. Vienas, aš taip tokią analogiją naudoju irgi ir kartais mokymuose savo, kai įsivaizduok žmogų, kuris prieina duobę, ar ne? Ir jis akivaizdu, kad jeigu eis toliau šitų keliu, tai jis atsidurs tam dugne. Ir tada tas pokyčio darimas yra savotiškai kopėtėlės, kurios permestos per tą duobę, tau leidžia, jeigu praeiti ir išvengti to blogo rezultato. Tai čia yra vienas kelias. Bet yra ir kitas kelias. Tai mano pokytis gali būti saulytė ten viršuje ir kopėtėlės yra mano ėjimas į viziją. Ta saulytė tai yra mano tiesiog kūrimasis tuo, ko aš norėčiau būti. Aš čia kaip pavyzdį gal irgi galiu dalintis. Aš pradėjau bėgioti, tikrai daug klausiausi ir girdėjau, ir ta baimė buvo, traumos bėgikus lydinčios. Jie dar visi mane gąsdino, kad tu neturi bazės, tu čia tik pradėjai, tavo kūnas nepasiruošęs. Aš, aišku, su tuo savo moksliniu approachu tenai tyrinėjuosi, ką čia galima prevenciškai daryti ir taip toliau. Ir aš suprantu, tada jau prieinu mintį, kad be fizo čia iš viso nėra kito kelio, reikia daryti pratimus. Ir man
inspiracija, pavyzdžiui, tampa, tuo metu Andrius Šipkinas tikrai Stravai 5 ryto keldavo 20 minučių mankštos pratimus. Plecha, aš žiūriu vieną rytą, kitą rytą, kelia. Aš irgi keliuosi anksti, aš galvoju, aš tikrai galėčiau čia tas 20 minučių įdėti. Tai jeigu padaro jis, čia man vis tas, jeigu kažkas gali, tai vadinasi ir aš galiu. Ir aš pasakiau savo, gerai, aš žinau, kad reikia tų 2 mėnesių įpročiai formuoti, 2 mėnesius aš prisiversiu. Nu, tiesiog darysiu tai, nes aš žinau, kad reikia tai daryti. Ir man tai buvo įkvėpimo šaltinis, tiesiog pamatymas, toks būdas man yra tinkamas, gal visai gerai derėtų arba nugultų į mano kasdienybę. Ir viskas. Tokia buvo pradžia, paskui Andrius jau nebededa dabar. Bet tau jau ir nereikėjo. Sakiau, man dabar jau ir nebereikia, nes aš žinau savo ir aš jau dabar žinau, kad net jeigu savaitgalį nepadarysiu arba per atostogas kažkiek sugrius mano rutina, čia jau nebėda, nes aš žinau, kad aš turiu jau tiek stiprų savo galvoje sinapsių kelią, kad aš grįšiu į šitą ir darysiu toliau pagal savo gyvenimo aplinkybės ir tas man duoda laisvės. Tai man buvo vizija, ne tai, kad man skaudėjo, aš nebuvau susitraumavus. Čia nuo ko nukrypau iš viso to kalbėjimo. Nebūtinai turim pasiekti dugną. Bet man matymas, kad aš noriu tokios ateities ir tada žinau, kad šitos mano pasiekimas, būdas, kaip aš tą ateitį pasieksiu, gerai, gali būti toks ir turėjimas, tas tikslai, kodėl jie gali vesti jie būtent tokiu būdu. Proaktyvus išsprendimas problemų dar jom net neatsiradus realiai. Paminėjai Stravą. Skaičiau, berods vienas ten interviu buvo apie socialinius tinklus. Strava, kai manęs klausia žmonės, kurie apie ją nieko nežino, tai sakau, Facebookas bėgikam, dviratininkam ir sportuojantiem žmonėm. Dabar jau visiems sportuojant, ten ko tik tai nėra. Ir banglentės, kanoja kažkas plaukia irgi įsidėjo, nuėjo iš darbo į namus irgi įsidėjo. Puiku, ta prasme tikrai nešaržuoja. Iš socialinio tinklo pusės, tų pavojų ir pliusų, ar ne, paminėjai, pamatai Šipkiną, tu jį panaudoji savo pačiai subildinti, jis gali, aš galiu. O kokie pavojai slypi Stravai tavo akimis? Gal ir pati net matei tų pitfallsų, tarkim. Stravos kaip socialinio tinklo, kad ir sportinė. Mačiau, negaliu vardai svardinti. Aš sakyčiau, kad socialiniai tinklai labai mūsų santykis su jais priklauso nuo mūsų savivertės stiprumo. Nes kuo mano yra stipresnis savęs vertės jausmas, kuo man niekam nieko nereikia įrodinėti, ko aš jaučiuosi viduje, tiesiog geras toks, koks esu, tai sakyčiau, aš galiu semtis daugiau inspiracijos, motyvacijos ir panašių dalykų iš Stravos. Bet jeigu man reikia pasilyginti, pasimatuoti, aš turiu būti daugiausiai nubėgęs, greičiausiai bėgantis ir taip toliau, tuomet man aišku, kad atsiranda grėsmė mano emociniai sveikatai, nes aš susivarysiu, aš labai lengva nuvažiuoti į motyvacijos krizę, į tokią asmenybės krizę, netgi sakytum, nuo nuolatinio lyginimosi, nuo matymo, kad kažkas daro daugiau, geriau už tave ir taip toliau. Ir čia laimėjimo nėra tokiu atveju. Ir kaip ir su kitais socialiniais tinklais, mes turim surasti tą balansą arba sveiką santykį, kur yra mano tas geras būvis čia, kad aš pasimčiau naudas ir nekentėčiau nuo trūkumų. Nes jeigu man yra per sunku, tai vienas sprendimas yra neturėti Stravos. Kitas sprendimas, yra tų sprendimų, tu tiesiog išjunk notificationus, nežiūrėk taip dažnai, gal kaip tu dabar žiūri. Nes kartais ir toks paprastas išjungimas tų pačių notificationų tau gali nuimti dalį įtampų, nesinervinti. Mes čia neseniai darbe turėjome irgi diskusiją su kolegomis, kurie labai nervuodavosi dėl LinkedIn'o, kad ten atrodo, kad visi labai gerai varo, labai daug visko daro, visi jo. Ir tada tu pradeda žmogus jau iš panikos kvėpuot, kad aš nepakankamai darau arba ne taip. Ir ramybė ateina tiesiog išjungus ir nebežiūrint tiek daug.
Bet skamba iš esmės, kad vis tiek underlying reasonas pats socialinis tinklas pats iš savęs, jisai nėra blogas. Jis galbūt paryškina tavo, jeigu, kaip minėjai, jeigu mano savivertė yra sviruojanti, tai socialinis tinklas tik tą labiau paryškins arba dar labiau tai pavers problema. O jeigu atvirkščiai yra, aš savo vertę žinau, aš su nieko nesikompytinu, aš noriu būti geresnis negu buvau vakar, tai Strava ar LinkedInas tau žalos matyt per daug ir nepadarys jos naudojame. Čia dar yra su socialiniais tinklais kitas aspektas, laiko prasme, kiek aš ten praleisiu. Neproduktyviausia laiko. Jo, tokio, kur labai lengva ar ne įnikti į skrolinimą, į tokį, vadinčiau, laiko švaistimą. Tai čia net nebūtinai tau gal atrodys, kad nekenčia mano savivertė ar viskas su to gerai, aš gerai jaučiuosi, bet jeigu tau jau pradeda nepatikti, kiek tu laiko tame socialiniam tinkle leidi, tuomet turbūt čia yra antras toksai signalas, kad tu gal kažką daryk, kad apribotum arba kad tau tiesiog tai nebūtų tokia didelė tavo gyvenimo dalis. Čia, kad neužbaigti apie socialinius vien tik bloga tema, bet pati pasakai labai gražų pavyzdį, kai pamatai kitas gali ir aš galiu ir susibilni habitą ir tie patys kartais palaikymai, kūdos ar komentaras irgi kartais tą blogesnę dieną atrodo, gal aš čia ne taip gerai kažkas parašė, gal visai nieko ir sekantį kartą tu vėl išbėgsi, tai kartais tas socialinis tinklas irgi turi to pozityvaus efekto ant mūsų. Toks suktesnis klausimas, gal bent jau man taip atrodo, iš savo burbulo žiūrint, daugėtų žmonių bėgiojančių. Kai savo burbulė, tai atrodo, kaip plaktukas rankoje viskas vinis, tai atrodo, tų bėgikų daugėja ir bendruomenė didėja ir tie atstumai ilgėja. Anksčiau atrodo, dabar Tora bėgo Monika 330 km, už Klaipėdos į Vilnių, beprotystė, dabar žmogus atrodo neįmanoma tai padaryti. Dabar jau vyksta šimtai žmonių tą bėgą. Pirmas klausimas, gal ar tau panašiai atrodo, kad to sporto apskritai ir bėgimo ir ištvermės sporto daugėja visuomeniai ir jeigu tu sutinki, kodėl manai taip yra? Ar tai yra kažkoks čia kelis žiūrėjau postus, tai dažnai žmonės sako, jeigu žmogus turi gyvenime traumų, ar ne apie fizinės tik šneku ir psichologinės, tai kartais tas sportas, ištvermės sportas tampa tokiu savotišku vaistu tam. Tai yra tokia meditacija sau, to savivertės, kaip minėjai, ar ne, subildinimo. Tai ar matai irgi panašius trendus ir kokios tau pačiai mintis kyla? Kai aš šneku apie šitos dalykus, jie tau irgi asocijuojasi su realybė, ar tu kitaip matai? Man labai sunku atsakyti tą klausimą, aš neskaičiau statistikos, ar iš tikrųjų didėja visuomeniai ištvermės sportų, ar tikrai žmonės daugiau bėgioja negu kad prieš kažkiek metų. Žiūrint į ištvermės sportą, tarkim, rekreacinio bėgimo ir ištvermės rekreacinio, taip, tai yra pakankamai didelis explosionas. Ultrų, tokių kaip varžybų, tikrai buvo kur kas mažiau, dalyvavimas mažesnis, dabar jau dalisgi netgi loterijas turi, metai in advance taip toliau. Tai tikrai tas boomas yra ir gali kaltinti, nežinau, verslo modelius, reklamą ir taip toliau, pardavinėjai kažkokias svajonės, nubėgsi 100 km, atrasti save ir panašiai. Tai ta statistika, bent jau mano burbule, kurią aš skaitau, ar ne, rodo, kad tai yra trendas kylantis, tai yra populiarėjantis sporto šaka. Okay. Tai nes kodėl sakau, kad nepaskaičiau tyrimų, nes aš irgi atsidūriau burbule kaip ir tu ir man irgi atrodo, kad visi tik tai bėgioja. O visą minėjai irgi augimas influencų užsikrečenčių. Tai atrodo, kad viskas vyksta. Bet va čia, man atrodo, kad yra viena iš priežasčių, kodėl tai explosioną, nes mes užkrečiam vieni kitus. Ten, kur atsiranda bėgikas, kuris dalinasi, didelė tikimybė, kad atsiras tame socialinėme burbule kitas bėgikas. Turiu omeny, tas pats pavyzdys, tikrai žmonės mato, žmonės girdi kalbas, žmonės, jeigu jiem tai rezonuoja ir jie patys turėjo kažkada minčių, arba mes pasiduodam, kartais reikia vieno sakinio. Tai aš manau, kad tas ir didėja tokia didelė progresija, nes mes vieni kitus užkrečiam. Tikrai. Tai čia yra vienas iš. Kitas dalykas, kuris atrodo man toksai, aišku, jisai gal sunkiau pamatuojamas. Man atrodo, kad ištvermės sportai turi tendenciją populiarėti, nes mes gyvenam vis labiau komfortišką gyvenimą.
Ir ta pati priežastis, kodėl man vienas iš, ką pasakojau, buvo, man reikia iššūkių. Ir mūsų gyvenimo patogumas, nors daugam atrodo, kad jų gyvenime tikrai neužtenka komforto, bet žmogus niekada negyveno taip patogiai ir taip komfortiškai, kaip gyvena dabar. Taip. Ir mums reikia, per revoliuciją visada buvo iššūkiai. Ir man atrodo, tas augantis tų sunkių dalykų ieškojimas, kur aš jų galėčiau gauti, jis yra tiesiog mūsų natūralus, genetiškai užprogramuotas arba tiesiog taip mokėjo gyventi žmogus ir to ieškosi arba susikūrė dabar. Ir tada tas trečias dar, kur tu irgi pats paminėjai, mes turime, su tuo patogiu gyvenimu, su tuo saugiu gyvenimu, mes vis tik turime didžiausius kiekius žmonių kenčiančių nuo streso, nerimo sutrikimų, nuo krūvo, visokių emocinių problemų, o sportas padeda tvarkyti su emocijom. Čia irgi yra, jeigu nesusitvarkai su galva, kur mes čia daug šnekėjom, apie tuos mentalinius, mąstyk, vidinį kritiką, gaudyk mintis, kelk tikslus, viską čia reikia galvoj daryti. Ir daliai žmonių taip tai yra per sunku, gal tam momente per sunku, o bėgti tai yra veiksmas, tau nieko mąstyti nereikia, tu tiesiog apsėvei batelius arba basas varai ir bėgi. Tai tikrai kai kurie taip ir atradę savo arba pasidėlioja tą receptą, jie nežino kitų būdų arba tiesiog sąmoningai kartais nori derinti ir terapiją ir kažkokias kitas streso valdymo technikas kartu su bėgimu, nes tai tikrai keičia mūsų savijautą, keičia mūsų hormonus kraujyje, keičia viską ir aišku, kad mes turim benefitus ir emociniai sveikatai. Tai kaip sprendimas daliai turbūt irgi yra. Šaržuodama ar tiesiogiai galėtum pavadinti bėgimą savotišką terapiją? Aišku, apibrėžiant, kas ta terapija yra. Čia toksai gal taip savipagalbos įrankių, tikrai. Terapija, taip, gal irgi žiūrint, ką tu bėgimo metu mastai. Taip, sakykime, nes tu gali labai išsiterapinti bėgdamas, lygiai taip pat nuo tavo priklausomai turi nebesisakančio galvoje. Tu gali ir save suvaryti vieno bėgimo, vienos treniruotės metu, tu gali grįžti biški liūdnesnis, neišbėgęs. Biški liūdnesnis. Tai, bet daugumai žmonių, kadangi jie šiaip turbūt negalvoja apie tai, ką galvoja, arba vis mėgsta klausytis muzikos bėgdami, tai gaunasi emocinės būsenos pagerinimo kelias. Tiesiog. Prieš užduodamas paskutinį klausimą dar norėjau tavo praktinio patarimo, ar ne? Klausytojų žiūrovai žiūrint, paminėjai iš labai daug kampų, man labai patiko, tai norėjau tiesiog užtvirtinti. Noriu pradėti bėgioti, girdžiu Laura, ką šneki, pardavė idėją, ar ne? Pirmi 3-4 žingsniai, ar ne, kuriuos tu tokie praktiniai paprasti, ar ne, ką tu duotum, sakytum, pasidaryk šitą. Kas tai būtų tokie? Galiu net padėti užduodamas, tarkim, pradedu bėgioti. Ar man reikia trenerio? Day one. Ar reikia žmogaus? Tebūnie tai nebūtinai bus, man reikia žmogaus accountable, bet kad aš nedaryčiau tų vadinamų nesąmonių. Nebėgiaučiau kasdieną po 10 km, kaip išbėgdamas, kiek greit galiu. Tai matyt, po savaitės ar 2 geriausių atveju tu susitraumuosi. Tai va, ar reikia trenerio nuo pat pradžių? Kaip tu manai? Aš galiu pasakyti pagal save, man reikia. Bet taip yra todėl, kad aš dirbu tokioje srityje, kur aš padedu žmonėm kažką daryti. Ir aš tikrai žinau, kad kelias, kurį noriu nueiti, ar ne, jisai gali būti pasiekiamas ir pačiam, viską gilinantis, stengiantis įsiaiškinti, analizuojantis, bet yra shortcutai. Ir treneris yra kaip shortcutas, bent jau mano suvokimu. Tai kai aš, pavyzdžiui, startavau būdama 42, aš žinojau iš karto, kad man tik reikia tuos 5 kilometrus per 30 minučių sugebėti subėgti ir treneris pas mane bus, nes aš tiesiog net neturiu gyvenimo jau tiek likusio, kad švaistyti savo laiką ir tuo ilguoju keliu eiti. Supratau. Man tai yra shortcutas. Kai bendrauju su jaunesniais žmonėm, aš taip, man atrodo, girdžiu, kad treneris yra kaštai papildomi ir aš pats gal savo galiu pabūti treneris,
nes, tarkim, nenoriu papildomai mokėti pinigų, ten gal nematau, dar nesuvokiu pridėtinių verčių Jo. kitų ar panašiai. Ir aš neturiu čia atsakymo, gal mes kiekvienam gyvenimo savo etape arba kiekvienoje fazėje prieiname tą momentą, gal kai pajuntam arba suprantam, kad taip. Man vienareikšmiškai taip. Tai tikrai. Tada tų vertybių ir tikslų prizmė. Prieš bėgant, reiktų paklausti savęs, kodėl aš noriu tą daryti. Kodėl aš sugalvojau bėgti. Ir, tarkim, atsakymas buvo, paklausiau Lauros ir Juozo pokalbio, mane įtikina Laura. Daugiau aš nesigilinu. Čia good enough? Sugrįžti prie to klausimo vėliau galima, ar visgi yra kažkoks galbūt frameworkas, kur galima biškį giliau pagapstyti ir laimėti iš to, kaip tu sakai, kažkokį šorkatą pasidaryti, kad po to nereikėtų traceback'inti. Mes turbūt visi startuojam skirtingose gyvenimo vėlgi situacijose ir aplinkybėse. Taip. Ir čia vienas receptas išrašytas negali būti. Tik tai reikalas tame, kad ar aš noriu tvarumo, taip sakykim, ar aš noriu ilgalaikio proceso. Nes dalį žmonių bėgimas tampa kažkokiu tokiu trumpalaikiu dalyku, jie tenai tikrai esu girdėjus ne vieną istoriją, išsikelia savo tikslą, sako, aš paimsiu tikslą, aš noriu prabėgti maratoną. Taip. Jie treniruojasi, jie daro ten įdirbį, daro pusę metų juodą darbą, bet kas atsitinka tada? Jie prabėga maratoną ir daugiau nebeišeina bėgti. Ir čia tada klausimas, o tai čia jau gerai ar ne? Tai jeigu tu nori tvariai, jeigu tu žiūri į tai ne kaip į kažkokio iššūkio, kurį pasiekiau čia, užsidėjau pliusiuką, galėsiu visiems sakyti, kad prabėgau maratoną ir veatsid daugiau manęs tai ir nedomina. socialinį tinklą dar įsidėti postą. Tarkim, taip. Tai vertybės arba apmąstymas, kodėl, kokie mano ilgalaikiai tikslai, iš viso, į kokio to siekiamybės, kur ta saulutė, link kurios aš su šita veikla noriu eiti, man atrodo, tai tiesiog tau padeda truputėlį pasidėti geresnį pamatą tam, kad tavo kelias nesibaigtų ties pirmo mažesnio tikslo įgyvendinimu, pasiekimu ar ties pirmais sunkumais, kur daliai žmonių ir šitai baigėsi. Skamba ir taip, kad tos vertybės ir šiaurinės žvaigždės ar saulutės nustatymas gali atsakyti netgi ir į nemažai kitų klausimų po to kilančių. Ar man dabar reikia batų iš karto, ar man reikia trenerio čia iš karto ir taip toliau. Tai paskutinis klausimas, toks šiek tiek gal filosofinis, čia kabutėse pasakysiu vienu sakiniu ar ne, bet jeigu tau reiktų užbaigti sakinį, nebūtinai vienu sakiniu, ar ne, bėgimas man yra. Pirma mintis, kuri šauna į galvą, man yra gyvenimas, nes aš jaučiuosi gyva, kai bėgu. Bėgimas tapęs tokia mano gyvenimo dalis, kur jau su mano tapatybė susisėjęs ir aš jau nebeįsivaizduoju savęs nebėgiojančios. Ir gal tai, kad bėgimo metu išsiskiria visą tą krūvą laimės hormonų ir viso ko, leidžia pajusti tą buvimą flow būsenoje čia ir dabar. Aš turiu 2 veiklas, kurios mano yra shortcutai į tą būseną, tai yra mano darbas ir bėgimas. Tai, man tai yra gyvenimas. Labai gražiai skamba. Tai aš dar paklausiu dėl flow, irgi labai, labai įdomi tema. Kada, vėlgi, besiklausantiem irgi gali būti įdomu, kada atsirado flow būsena tavo bėgime? Pradžiai matyt nebuvo galbūt lengva. Žinok, man labai greitai, aš nežinau, aš netgi nežinau, kas yra su mano smegenim, bet pirma sunki treniruotė ir aš atsimenu tą jausmą, wow, aš ant narkotikų ir galvojau, kad visi taip treniruotė jaučiasi. Ir paaiškėjo, kad ne. Ir galvojau, kas jums žmonės yra. Aš nežinau, aš tikrai labai, mano kūnas greitai tuos laimės hormonus. Gal tai buvo ir priežastis, kodėl aš taip užsikabliavau, viena iš ir man tai yra buvimas ryšyje su kažkuo aukščiau, su aukštesnė savo esybės dalim, man atrodo, bėgimas atveria.
padeda atvert visas čakras šitam. Aš jau dabar užsinorėjau po pokalbio išeiti pabėgioti tavęs vien klausant. Tai, Laura, didelis ačiū tau už šitą pozityvumo bombą, kitaip neina man pavadinti šitą pokalbį iš tikrųjų. Turėjau nemažai rimtų klausimų, rimtų tai nebūtinai blogąja prasme, bet tokių rimtų, bet pokalbis gavosi tikrai toks motyvacinis ir tokios pozityvios energijos aš pasikroju tavęs klausant, atrodo pats tiek laiko bėgioju. Ir čia, žinai, pasilyginant net ir už tave ilgiau, bet atrodo, tu mane inspiravai šiandien eiti ir pabėgioti. Tai ačiū tau už tai ir tikiu, kad nei klausytojui, nei žiūrovui tai irgi nebuvo technologinis barjeras to pozityvo iš tavęs pasisemti. Tebūnie ar šiandien išbėgti, o gal iš tikrųjų net ir pabandyti tą bėgimą kaip veiklą, kur tavo gyvenime tikrai padarys daug pozityvių pokyčių. Tai didelis ačiū ir nuo tų žmonių, Laura. Ačiū, kad pakvietei. Aš tikrai buvau nustebus sulaukti tavo kvietimą. Prašiau tau, ar tu tikrai nieko nesumaišiai. Taip. Bet aš džiaugiuosi, kad jeigu paklausė šitą podcastą, bent vienas žmogus, kaip tu sakai, išeis pabėgioti. Tai jau bus laimėjimas. Bus laimėjimas. Tai ačiū tau.